Labą dieną, partneriai. Šiandieną parodysiu, kaip jums prisiregistravus įsikelti į kabinetą pinigus iš Perfect Money banko, kadangi pagrindiniai kėlimas vyksta per Perfect Money banką. Tai kairėje pusėje mes turime finansai. Jeigu bus pas jūs angliškai, tai antras nuo viršaus. Paspaudžiame finansai. Atsidaro ir čia vat yra пополнить баланс. Ir suvedam sumą, kokią mums reikia. Aš suvesiu $155. Ir mes tuoj eisime toliau. Taip, aš tik susirandu savo, visą laiką po ranka reikia turėti savo Perfect Money prisijungimo visus duomenis, kai registruojatės į Perfect Money banką, visą laiką viską užsirašykite. Tai ir slaptažodį, ID numerį, nes jisai visą laiką bus reikalingas. Toliau spaudžiam paполнить. Ir dabar rodo pasirinkimas į Perfect Money, būtent akauntą. Make payment spaudžiam, čia atrodo, kad mes įkeldinėsim $155. Taip, čia rodo mano loginą ir dabar aš pasirenku savo ID numerį, koks mano yra Perfect mano banko, ir čia dabar suvedu savo slaptažodį. Taip, slaptažodis visą laiką turi būti A didžioji, kai kursite, žinot turbūt. Taip, dabar šitas numeris, jisai šiaip kaip ir aiškus šiai minutei, va dabar 45885, bet jeigu jisai bus jums neaiškus, ant jo paspaudus jisai keičiasi, matot? Va. Ir spaudžia tol, kol jisai tampa jums aiškus. Va. Dabar man aiškus irgi. Nes jeigu neteisingai numerį šitą suvedi, irgi gali išmesti klaidą. Toliau siunčia prasмотреть платеж spaudžiam. Ir dabar rodo, va, kiek nuskaičiuos. Nuskaičiuos 158 centus, beveik 2% nuskaičiuoja, bet čia Perfect Money bankas nusiskaičiuoja. Ir čia va rodo, kiek aš turiu sąskaitoje pinigų. Taip, ir patvirdyt spaudžiu ir viskas. Kartais būna dar nusiunčia į elektroninio banko, į elektroninio pašto kodą, būna patvirtinimai, bet ne visą laiką tai būna. Tai va, spaudžiam продолжить ir grįžtam į savo kabinetą. Taip, dabar pas mane sąskaitoj $645, o buvo prieš tai 400 su trupučiu. Tai va, tai taip mes papildom sąskaitą ir dar visą laiką žinokite, kad jūs prieš išsivedant pinigus, čia reikia susigalvoti savo finansinį parolį, kuris yra, čia įrašom kabineto slaptažodį, BeFree kabineto, ir tada iš mažiausiai 6 skaičių sugalvojam slaptažodį, pakartojam 2 kartus ir būtinai jį užsirašome, nes su juo visą laiką pervesdinėsite pinigus į partnerių kabinetus. Tai va, šiandien buvo tiek, su jumis buvo Aušra.